lėtai, nenukirsdamas tenkės, nes turi akivaizdžiai rodyt, nes jeigu, važiuok, ir vėl grįžtam, jeigu tu stosi ir pradėsi abejoti, tai jis važiuos tada. Aš nežinau, kad čia pirma. O tai, kad ten trikampis yra, o ko jis laukia tada? Nepamačiau. Jis irgi vėl bijojantis buvo, o ko jis toks atsargus, į dešinę čia važiuosim. Tėlį sąjungos aikštė šūdgatvė. Nu pažiūrėk, matai kokie ženklai. Turi išmokti, nuspręsti, kieno pirmumas. Artėdama prie sankryžos turi sugalvoti, kieno pirmumas. Kokią trajektoriją ir kokią trajektoriją, ir kieno pirmumas ir kokią trajektoriją. Ir tu jau paskutinius 15 metrų jau darai tą, ką reikia daryti. O jeigu tu ten stovi ir pradedi tada... Bet aš tada turiu ir jų ženklus pamatyti, kad jiem... Aišku, yra teorijai klausimas. Čia keistas dalykas, bet teorijai klausimas yra kelias kito kelio atžvilgiu, kuris yra pažymėtas duoti kelio ženklu. Tai tau tik tai nugarėlė matosi. Jo to ženklo nugarėlė matosi. Ar dar žiūrėk, trikampiukai būna užpaišyti. Dar geografiją Vilijampolė studijuok. Ir tada žinosi iš karto, nes čia matai, čia tai mum yra, tai matai paprastai, kur čia už šalutinės tai uždėtas, o taip tai būna arba lygiai reikšmė, arba būna jiem trikampiukai uždėti. Nes kad savo tai matai, bet kad tenais, kad ir jiem uždėtų. Tai dabar mes važiuosim tiesiai, bet čia gudrimus, tai taip turėsi praleidus, taip ir taip, nes tu čia į priešinę papuoli. Ten jinai nesueina į vieną liniją, matai, ten kur tas žmogus eina, turėsi mes įvažiuoti dešiniai pusiai. Tai va čia taip saugiai viską privažiuosim, tai tas tiesumas atimiškai pasisuksi, pažiūrėsi, dar arčiau biskiau, dešiniau biskiau, čia jį praleisi, dar sustos mašinos, nes jis čia laukia, va jo nemato niekas kažkaip tai. Tai žinai, jau gal važiuosi, o čia jau sustojama, tai turi numatyti viską aplinkui. Bet šitą gatvę kažkaip visada labai daug mašinų. Nu jo, čia judri. Nu, po to raudono mes spėsim, nes tas tai tik išvažiavo dar. Ir čia biškai, super. Ir čia kirsim sankryžą tiesiai, Stulginskis truputėlį pasisuka šiek tiek, bet vadinkim tai tiesiai, nes tas Linkuvos tai jau 90 daugiau į kairę, o mūsų ten tas, kur vyrukas eina. Čia kur degalinė, man atrodo. Dabar čia va, kur tas vyrukas eina. Su telefonu juodai apsirengęs. O tai čia daug avarijų būna, bet va mes privažiavę gražiai vertinsim. Nes čia, matai, atlėkia greitai, žinai, nuo to kalno. Na, tai aš ten tikrai neučiu pagalvojus. Tai va dabar mes tą patį pakartosim, bus ten antra gatvelė į kairę ir tu pasakysi, kieno pirmumas ir kokią trajektoriją. Nes kažkaip pagalvoju, kad sakai, kai į kairę, tai kai sakai į kairę, tai kitiems daug. Iš priekio tik tai praleidė, o tie šoniniai, tai joje tą kažkaip pristabdo mokiniai ir, tada jie, jeigu ten viskas... Nes aš man gaunasi iš dešinės. Jiem trikampiukas. Sąjungos aikštė yra trikampiuką turi. Ten tokia mažutė gatvelė. O, galėsim važiuoti. Pradedam gaziuką stipriau. O, tai puikiai. Tai va, dabar mes tiesiai važiuojam. Ir dabar už 100 metrų suksime į kairę. Tai tu jau vien gali pagalvoti, kieno čia pirmumas. Bandyk atspėti geografiją, nežinai. Ir rodi kairį, va čia va 5 didžia. Ir dabar ten stovėtų mašina. Tai kieno pirmumas? Aš nevietinis. Mūsų. Mūsų, todėl kad jam ten trikampiukas ir čia jam trikampiukas. Ir priešų nėra, lenkiančių nėra, nemiegam. Va, o jie laukia. Tik tai, kad mes tai nematom šičia jo, nes už tvoros. Va čia tai toksai nedabaigtas pasaulio kūrimas, vadinasi, sukūrimas. Įkastas šuniukas ar neįkas, o vėl nežinau, kas ten galvoju. Jisai vieną kart kanda, kitą kart nekanda. Tai tas keistas būdas vaira. Tai dar reikia išmokti stebėti va taip, kur ta bala būna arba linija, stop linija, arba trikampiai jiem nupaišyti, arba tavas, matai, ženkliuką ir stabdyti, biškit,
Nu, tai va čia, va, tik tai ne ant Volvo, nes Volvo plačiausias įsikišęs. O dabar va gali, nes jisai plačiausias, o tu ieškai kokią mišką. Aš galvoju, spėsiu, kad čia nuvažiuoju, bet Matai, nespėjai, žinok, geriau jau biškį anksčiau į dešinę. Tai va čia irgi nežinau, jokių ženklų nėra, nei mum, nei jiem. Tai čia, bet jie čia tau iš kairės, bet vis tiek įsitikinę, čia jau mūsų kaip ir turėtų būti pirmumas. Va, nes jiem nieko ženklo nėra, jie iš kairės, tai va taip. Ir dabar va, vėl gatvelė bus už 50 metrų į kairę. Nu ir ten stovi mašina privažiavus, tai ir mes suksim į kairę. Jo. Mažvydo gatvė. Tai va, irgi kaip sužinot? Va, ką žinau, aš ne vietinis. Įduoti jam kelią ar neduoti. Keistas būdas dar. Tai čia, kadangi aš žinau geografiją ir istoriją, tai čia nulaužė ženklą. Jiem buvo trikampiukas, dabar nulaužtas jisai. Bet jie iš kairės tau, tai vis tiek važiuoja. Jo. Va, tai čia ženklą nulaužė. O čia va buvo ženklas duoti kelią. Bet jo nėra. Bet jo nėra. Jo, va matai, va, matai, tu skylę radai, archeologiją užsiėmė. Gerai? Va toks būdas. O čia kieno pirmumas? Čia irgi sukta? Ne, tiesiai. Kieno pirmumas? Čia ir iš kur mūsų? Nu va, iš kur žinojai? Jo, tai iš to keisto būdo. Tai ženkliuką, bet nu, tai va. Sadžiai teks sužiūrėti. Bet tai paskiau truputėlį jau biškį toliau. Dabar mes važiuosim tiesiai. Paskiau biškį išmoksti, žinai, jau taip atpažint tuos jau 90% ir... Bet čia yra ta problemėlė. Yra ta problemėlė ir tai... Dešinę važiuosim. Skęstančiųjų gelbėjimas, skęstančiųjų reikalas. Bet čia eismas draudžiamas. Tai eismas už 100 metrų bus draudžiamas, o čia dar mes važiuojam čia į dešinę. Tik turėtum biškį įsukti savo, paskiau iškišus nosį lenkt, nes taip tu iš karto, žinai, taip vairuotojai daro, bet jie taip pat pasitraukia, žinai, bet jie nori, kad tu įsukinėtum į dešinę ir po to tik tai įsitikinus aplenktum. Jie tokie biškį priekabesni. Nepatogiau nori, kad... Nu, iš dalies, aš tai tik tai šas ir pasitraukiu, žinai, o mokinys ir nežino, ką daryti, ar gazą sumaišo su ir tada bum. Tai čia tiesiai važiuosim, tai čia kieno pirmumas? Tai čia lygiai reikšmė. Lygiai reikšmė, čia, aišku, tu žinai. Buvo iš tikrųjų įspėjamas ženklas, bet aš jo dabar irgi nepastebėjau, nes nestebėjau. Parodyt ir pažiūrėti. Jie nori, kad tu važiuotum kaip tas kompiuteris, žinai. O iš vienos pusės kaip kompiuteris, o iš kitos pusės būtum vis tik tai kūrybinga, nes būna va tokie, neaišku, čia viena juos, čia dvi pusės eismas. Pusės eismas vienos juostos gatvėje. Nu tai turi įkišęs nosį, palaukia, mes pabaigiam, jisai važiuoja. Jeigu jisai važiavęs, mes palaukiam, o jeigu du asilai, du ožiukai ant kalnelio susiduria, tada galima baksnotis. Tai va, jie nori jums suteikti daugiau įsitikinti, ar jūs pakankamai turit socialinių ir automobilio valdymo įgūdžių, kad susitvarkytumėt. Čia dabar tiesiai? Be konflikto į kairę Panerių privažiavę gatvę, pagrindinį kelią privažiavę. O čia va jiem irgi trikampiukai, o tai. Tai toks biškį turėt, sak, tai paskiau jisai labai automatizuojasi ir jau paskui pradedi suprast. Dabar jau atsimenu, kad čia reikia persirgti. O, labai gerai, šaunolė, nes tu ir matei. Jo, bet čia labai pagauna jo, nespėja ten kitur nukreipia dėmesį ir tos eismo juostos nepagalvoja. Taip. Dabar važiuosim antras išvažiavimas Raudondvario plentu. Tai man reikia persirikiuot, ne? Galima persirikiuot, laisva dešinė, gera mintis, bet leidžia ir abiem, matai. Antram išvažiavimą leidžia abiem juostelėm. Matai.
Dar kartą pažiūrėk, va, ir pamatei. Atidėjęs video ir tu nematei. Ir jau pažiūrėjai, nieko nėra ir važiuoji. O ten už 50 metrų dar buvo kita mašina. Pažiūrėk, va, yra video įdėtas šitas, va. Ir ties šito vieta, ties kita. Čia viena iš silpnų vietų mokinių. Pasižiūri 20 metrų ir jau manęs nesudraskys plėšrūnas. O aš esu narve. Nu va, parau. O, turi pamatyti 100 metrų, taigi tie, arba 200 metrų, tengi tie durniai ant 150 atlekia ir atsitrenkia, užsimuša ir kaltas lieki tu, nes kad jie lėkė, tai kažkaip tai... Aš dar kažkaip pažiūrėjau, kad tas šalia manęs irgi jisai važiavo. Jisai pagrygazavo ir nuveikė, o mes, žinai, jis įvertina. O būna, kad jis nevertina, neįvertina, įvažiuoja kitą kartą čia pavaringa vieta, nepamato kartais. Nu, tai tie spėja pastabdyti, bet jeigu tie nespėja ir tada eismo įvykis. Bet galbūt daugiau ten susiduria, kai juosta ratu išorinė suka ratu, o tas tiesiai lekia antrą juostą. Leistina, taip, tai irgi susiduria. Tai kieno pirmumas? Čia kur dabar suktai? Čia mes tiesiai. Ai, čia iš kiemo, tai mums? Nu, iš kiemo, va teisingai. O čia švielės, viskas okei. Tai va tas paskiau automatizuojas ir labai toks, ir turbūt jau tu ir biškiai žinai ir matai, kad jau tokios mažesnės gatelės tikriausiai jau bus lygiai reikšmės, nors nėra tokios taisyklės, kad platesnė gatvė pagrindinė. Tokio nėra. Tai va tie galėtų uždėti, va čia sankryža ir galėtų uždėti, kad pagrindinis kelias, bet va neuždeda. Dėl to ta problemėlė yra, žinai, užsieniečiam. O jam ten trikampiukas matoma, ne? O ant kieno pirmumas čia? Mūsų, nes jam trikampiukas, va. Tai. Ir ant asfalto, va, tas va čia pamirgai sutvarkyta. Ne, bet jeigu dar ir mum uždėtų, kad pagrindinis tai biškį lengviau bus. Jo, tai kai kur uždeda, jie ten kažkaip tai atsitiktinumo tvarka. Nu gal bando ten, kur eismo įvykiai vyksta, ar daugiau neaiškumų būna, didesnis eismas, tai nėra taip jau, kad, sakau, nėra taip iki galo viskas idealiai sutvarkyta, todėl va toks truputėlį kartais turi pagal antrinius požymius žiūrėti. Čia viskai dėl tokia aštresnė papylė, tai mes ją taip va. Žalia šviesoforą. O tai jis daug stabdys, nes čia siaura gatvė. Irgi tie trikampiuką ten kažkur toliau turi. Nieko jie neturi. Nieko jie neturi, va matai? Lygiai reikšmė sankryža, tai tada važiuok jie iš tos ir tave nudauš ir tada jie kalti bus. Tai jeigu čia nėra, tai realiai aš tada turėčiau juos praleisti. Dabar mes pasuksim į dešinę Inkaro gatvė, mažink greitį. Tai rodyk dešinę, o kad čia moteris eina. Rodyk dešinę, o čia va. O čia jie mėgsta į tas užsuk dar ten į kalniukus visokius, ypatingai su mechaninė patikrint. Va, čia berniukui važiavo. Tai mes ir pavažiuokim ten į kalniuką. Kartais ten pro 18 pravažiuoja, ten nieko labai ypatingo nėra, bet tik tiesiog vaikai, žinai, ir turi atsargiai važiuoti. Tai čia tiem trikampiukai jau užpaišyti, bet ženklo nėra, bet jie iš kairės, tai čia jau ir turi įsitikinti, kaip elgiasi, žinai. 18 vidurinė, Beršvų. Slabotkės Maurozai. Slabotkės Maurozai čia. Visi čia būna ir tie automobilių vagis. Nu, kaip vienas eina į universitetą, kitas eina į kalėjimą, žinai. Yra, nu, ta įvairovė. Tai kalėjimą vienas eina. Nors ta pati mokytoja buvo, ta patys taip pat auklėjo, abiem panašiai sekėsi mokslai. Bet vertybinės orientacijos jų išsiskyrė, žinai, nes jeigu esi išmanus vagis, tai daugiau pavagi negu uždirbi. O kalėjime duoda nemokamą maistą. Ir už šildymo sąskaitos neateina. O čia kieno? Čia žvyrkelis.
Užsimausiu tada. O čia va kieno bakas. Nieko nėra. Aišku, toksai va. Nu tai turi žvalgytis biškį, va domėtis, nes ir būna tokiose, dėl to ir tikrina lygiai reikšmėse kartais. Aha, čia jau jiem trikampukas, čia aišku. Ir ten, na, ir... Jo. Čia Šupės gatvė. Šitą kalnų, tai labai tinka pavadinimas. Jo, čia. O dabar va į dešinę pasukim, čia į dešinę. Šitoje, ne? Jo, šitoje į dešinę. Nieko nėra, tada veidrodį. Biškai arčiau truputėlį. O, gerai. Ir dabar iki Raudondvario plento ir į dešinę. Tai man irgi pažiūrėsiu, aš maniau, kad ten uždėtas ženklas. Irgi gal buvo, aš nežinau. O tai įdomu, eismo įvykis įvyktų, kas turėtų kaltinti Raudondvario plentą. Na, ja. Tai negeri žmonės kartais daro, imituoja eismo įvykį, kyšteli biškį mašiną, nubraukia ir tada draudimo pasiima. Bet žinai, čia toks jau žaidimas. Tai galvoju, dabar ar nebuvo ten kažkokios taisyklės apie eismo juostas, bet gal ir ne. Parodymai visi, parodai, ir išjungia. Ir tiesiai iki Raudondvario plento. O čia tas iš kairės, va čia tikrai yra kaip ir lygiai reikšmė. Jo, biškį išsitiesink, dar pavažiuok, tavo degytė pasislinks. Ir dabar pasisuko. O, gerai. O, puikiai išsilavangiam. Ir sankryžoj suksim į dešinę. Tai pro čia važiuoja jie dažnokai. Tai gal neduokim kelio, jiegi iš kairės, ką? Ar nori duoti kelią? Gal duoti. Va, ten regitrai. Va, regitrai. Va, kodėl jis mums net nepraleido, jam kritinė klaida. Nu. Jinai iš dešinės nepraleido. Ką? O kodėl neužrašo? Čia kiek daug galima filmuoti tiesiog ir tai kodėl neužrašo, ką? Kodėl jai dabar jinai išlaikys, jeigu jinai mums nedavė kelio? Po šito galiu? Spėsi laisvai mokomasis. Supratau, kad pagazuok, stipriau priprask, o iki 5 ir viskas. O, super. O tą labai ne ant posūkio užgazuot, o kai užsisuki, išsitiesinai, pagazavai. Tai super. Ir jie vertina, nes mato, kad tu... Čia mirksi, tu man sustojai. Tai aišku. Tu užlendai, neparodęs mums. Nieko čia neužlindo jis. Nerodė. Ką? Ar rodė, žinai. Nu tai čia tie posūkiai, tai jau čia jūs per kalėdas tie turi lemputės mirksėtų. O vasarą ar saulė šviečia. Keistas tas gyvenimas, ką? Tada prieš mokomukus labai pavojinga daryti staigesnius manevrus. Ne, tai kaip tik instruktorius. Du pilotai. Ir labai stengiasi taisyklių laikytis. Tai tu pati, tai kaip tik yra 2 pilotai. O ten vienas pilotas ir dar blogų įpročių turintis. O kaltas tai mes, jeigu nesustotume, tai jisai nebūtų, čia normalus stabdymas buvo. Va, tai matai, kaip čia vienur turi vadovautis taisyklėm, o kitur sveiku protu, kurios, nu, bet taip gyvenime yra. Ir dar žinot, ko nori egzaminuotojas, kaip jisai vertina viską. O, su psichologija. Man biškai greičiau sužiūrėjo dalykus, nes aš būna, kad užsižiūriu į vieną ir tada... Aha, netyčia. Jo, turi taip, cak, jo. Pamirštu, kad kelią žiūriu. Jo, turi būti cak. Nuvairuoju iš šoną netyčia. Čak. Toksai geriau 2 kart trumpai, negu 1 kart per ilgai. Tada ir ten matai. Tas dėmesio paskirstimas, jo, jis labai toks algoritmas įsilavina ir tada jau... Nes dabar žiūrėjau veidrodėlį, žiūriu, kad jau kažkaip... Jo, tai va jau gerai, tas jausmas jau tu turi, matai tą jausmą, jau tu pradedi kontroliuoti, žinai. Ir pikiu pristabdyčiau, čia turbūt įsuks.
Bet jiem būna mažai vietos kartais. O paskiau dar pradedė skirti, kad va jie lėtai sėlina ir jau jų elgesys toks jau atsargus, o mes greitai, tai toks jau, žinai, pagal fizikos dėsnius gali suprast, kad jau turbūt jisai norės palaukti, nes mes greitai važiuotume, nespėtume sustoti, o jisai, jeigu žiūri, mato mumis, tai sveiko proto žmogus paprastai ir sustabdo. O būna, kad sumaišo gazą su stabdžiu, būna, kad pastebi vyresnio amžiaus arba koks apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų.